Sveiki, gerbėmieji pavežėjai, atėjo ir jūsų eilė. Anksčiau klausydamas istorijų, kuomet būdavo taip, jog būdavo koks nors vežėjas, tai yra pavyzdžiui ilgųjų atstumų krovinių vežėjas būdavo apkaltinamas dėl to, kas buvo krovinyje, nors jis jo nematė, negalėjo ir neturėjo teisės tikrinti. Dabar atėjo ir pavežėjų eilė. Tai štai Vitalijus Bolkus, mano kolega iš tinklalaidės, iš savo varpinės papasakos dabar, kaip jam visa tai nutiko ir ko galite laukti. Ir ką gali išsigalvoti ar sumastyti mūsų gerbiamoji policija arba dar kas nors. Tai yra iš tikrųjų unikali istorija. Jūs nežinote, ką vežate, jūs neturite teisės tikrinti krovinio, žiūrėkite būtinai, peržiūrėkite filmą 60 greitkelis, angliškai Interstate 60, ir suprasite, kuo galite būti apkaltintas nei iš šio, nei iš to. Tai yra iš tikrųjų man komiška, Vitalijui iš dalies tragikomiška. Taip kad skaitykite straipsnį ir žiūrėkite, ką jis parašė.